Paaiškėjus, kad net ir apkarpius Vilniaus Europos kultūros sostinės programą trūksta 7 milijonų, į Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą pakviesti premjeras ir finansų ministras. Užuot atvykę buvo atsiunti atstovus. Finansų viceministras tikina, kad papildomų pinigų nėra ir vargiai jų atsiras net ir perskirstant biudžetą. Tai galės būti tik tai priklausomai nuo to, kokia bus finansinė situacija. Jeigu finansinė situacija bus bloga, o jinai šiuo metu nėra gera, tai bus mažinimas išlaidų. Atitinkamai bus mažinamos išlaidos ir apie papildomas jokias lėšas negali eiti kalbos. Finansų viceministras ragina kreiptis į Vilniaus savivaldybę, esą gal ji padidintų finansavimą. Šitaip pat purtosi. Savivaldybė ant savo pečių priėmė finansavimas būtent komunikacijų administravimo. Tai tos dalykus mes tikrai nesurasim papildomų lėšų finansuoti kultūrinę dalį, todėl kad paprasčiausiai sunkmetis yra ne tik tai vyriausybės mastu, bet lygius savivaldybės. Premjeras dar griežtesnis. Aš nematau tokių galimybių. Aš džiaugčiausi, jeigu mum nereiktų mažinti šitai svarbiai programai pinigų. Vilniaus Europos kultūros sostinė direktorė užsimena, kad jau kitą savaitę ketina siūlyti likviduoti įstaigą ir pinigus skirti renginiams. Jeigu projektam neužtenka lėšų, tai ir nėra lėšų rinkodarai ir komunikacijai, tai pačios įstaigos egzistavimas tiesiog netenka prasmės. Renginių vykdytojai tam prieštarauja, esą panaikinus įstaigą kultūros ministerijai nepajėgs administruoti programų. Premjero sudaryta darbo grupė peržiūrės ir perskirstys programos pinigus. 25 milijonus, kurie yra, jie yra, bet pabandyti paieškoti, kadangi ši programa susideda iš kelių dalių, tai yra renginiai, toliau yra komunikavimas, administravimas ir investicinė programa. Tai pabandyti iš tų likusių 3 į renginių programą galbūt galima kažką permesti. Savo sprendimą darbo grupė turi pateikti vasario 13-ąjai. Jolanta Svirnelytė, Vaidas Greičiūnas, LNK žinios Vilnius.